Sveiki visi, sveiki susirinkę į paskutinėje Laisvosios rinkos instituto diskusiją šioje palapinėje ir kalbėsime apie biurokratiją. Iš tiesų mes čia dar taip pradėjome kalbėti net jau prieš pačią diskusiją, kad kai pasakai žodį biurokratija, tai galvoji, kad viskas yra blogai, viskas yra negatyvu, kad dabar jau įklims į kažkokią dokumentacijų liūną, taisyklių liūną, bet ar gali būti kas nors, kas su biurokratija yra susiję pozityvu? Tai šiandien ir pabandysime šitoje diskusijoje rasti atsakymą, ar biurokratija tai yra visiškas stabdis, ar vis dėlto tai gali būti ir kažkokia jėga, virsmas, kas gali nešti pozityvumą ir kurti tą bendrą gerovės jau valstybę. Tai diskusijoje dalyvauja Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius. Taip pat su mumis bus migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė, ICM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas ir taip pat verslininkas, Norfos mažmenos valdybos pirmininkas Dailius Dundulis. Tai atrodo iš tiesų, dažniausiai, kai pradedame kalbėti apie biurokratiją, mes kalbam apie tas problemas, kurios kyla tarp visuomenės, verslo ir institucijų. Tai leidimai yra neišduoti, tai iš karto kažkokie projektai yra sustabdomi. Ir kaip mes galime identifikuoti, kodėl ta problema kyla? Ar ji kyla dėl to, kad yra daug įstatymų prikurta ir daug taisyklių, ar ji kyla iš kažkokių kitų dalykų, kaip pavyzdžiui žmogiška baimė institucijoje suklysti darbuotojai, pasirašyti po netuo leidimu ir panašiai. Gal pradėkime, Mindaugai, nuo jūsų, nes jau kas, bet statytojai ir vystytojai tai tikrai yra susidūrę su labai daug dokumentų pildymu. Taip, iš tiesų, ačiū už diskusiją, ačiū už gerą ir taiklę temą, turbūt savalaikę, nors čia gero laiko turbūt apie tai nėra kada kalbėti, reikia kalbėti apie tai visada. Tai atsakant taip trumpai, klausime turbūt yra visuma tų priežasčių, ne, ir didelis teisės aktų skaičius, kuris reguliuoja, aš galbūt daugiau atsispirsiu nuo statybų ir nekilnojamo turto sektoriaus. Dažni pokyčiai teisėkuroje, kaip mes pažiūrėjom praeitoje kadencijoje, kiek kartų buvo keisti ten žemės valdymą ir statybų normavimą įtakojantis teisės aktai, tikrai yra šimtais kartų keičiami įstatymai, STR-ai, vyriausybės nutarimai, tikrai susigaudyti yra sunku. Susigaudyti sunku mum, susigaudyti sunku ir valdininkam. Nevadinsime biurokratai, šiandien gal susitarkim tarnautais, kurie tarnauja mums, nes biurokratas tokį gal truputį neigiamą krūvį, tą tokią viršesnę. Mes bandysime gal pakeisti, kad ta biurokratija tą pozityvą neštų po šitos diskusijos. Tokį draugišką pabaigoje išvesim, bet iš tiesų jiems taikyti taip pat teisės aktus yra nelengva. Ir tada atsiranda kas? Yra tada nepasitikėjimas ir atsargumas. Atsargumas reiškia neveikimas, lėtesnis veikimas, konsultavimasis papildomas, kuris nieko nereglamentuotas su kita institucija. Na ir tai įsiveliam ir tai kainuoja didžiulius pinigus verslui, kuris laukia, kad, čia žiūrėkit, surašyta, mes ten Doing Business reitinge esame vieni greičiausiai tarybos išduodančių leidimų, man atrodo, kol dar buvo skaičiuojama, buvom 14 vietoj, o pagal leidimų išdavimą ten 10-tuke buvom. Dabar nebeskaičiuojamas reitingas, gaila, sunku pasilyginti, bet tai tikrai buvo sparta, bet ta sparta yra teorinė. Praktinė, jinai tikrai yra sunkesnė. Tai va tas gal dažnas teisės aktų keitimas, sunkumas, sudėtingumas ir atsargumas jos taikant ir turbūt svarbi tema, ką gal išplėtosim dar truputį vėliau, čia tik truputį praversiu duris, tai yra asmeninės atsakomybės už neveikimą, nebuvimas. Nes už veikimą yra bausmės, yra sankcijos, yra taikomi įpareigojimai ir kartais ir su antrankiais yra išvedami valdininkai ir tai labai tada gazdina, atšaldo norą bet kokį veikti turbūt kokiam 3 metam, kai kurios institucijose dėja labai gaila. Nors įrodymai iki šiol nėra kažkaip tai ir teismai ten nėra pasisakę, bet tai atšaldo norą veikti. Atsiranda atsargumas, ir tame tada mes klimstam. Tada reikia prie kiekvieno atveju eiti individualiai, savivaldoje, vieni galbūt mechanizmai, valstybiniam sektoriui, ministerijų lygmenį, kiti mechanizmai, kaip tu gali pabandyti įtikinti, padėti, tarpininkauti, kad tai galėtų būti sprendžiama. Bet šitas turbūt tokie trys poliai, kurie lemia tai, ką mes turim dabar.
Jūs jau ką pasakėt, iš tiesų susisieja su tuo, ką aš esu nekartą ir iš verslininkų girdėjusi, kurie ir sako, kad dažniausiai atsiranda problemos biurokratija dėl būtent baimės kažkur tai padėti, nes bus tas darbuotojas nubaustas, jeigu jau tenai nebus patikrinta per daugybę galybę institucijų, 9 institucijų ratų, jeigu nebus dokumentas praėjęs ir staiga kažkas padės parašą, tas darbuotojas liks kaltas, jeigu kažkur kažkas buvo negerai pažymėta. Tai, ponia Evelina, jūs esate vienintelė diskusija, kuri atspindėsi dabar jau tą mūsų viešojo sektoriaus poziciją. Ar taip ir yra, kad darbuotojai tiesiog, jie supranta ir įstatymus, ir taisyklės, bet tai visos tos kliūtis atsiranda iš baimės pačios? Iš dalies taip ir iš dalies ne. Viską, ką jūs sakėte, aš tik galiu linksėti, ir ką jūs sakysite, aš irgi galėsiu linksėti. Tarkim, aš kaip vadovė prisijėmiau savo tokį šventą įsipareigojimą, kad skatinti darbuotojus daryti tai, kas yra teisinga ir kas yra gerai, ir jeigu ką, aš prisimsiu atsakomybę. Aš prisėmiau šitą valinį sprendimą ir per mano viso vadovavimo metus 3 kartus man pačiai reikėjo pereiti tarnybinės atsakomybės mėsmalę ir tai nėra malonu. Bet tiesiog aš prisėmiau tą. Kiekvieną kartą, kai tu pereini, tas noras dar kartą tą pakartot, kaip ir sakėte, mažėja. Ir aišku, yra įstaigų, kur vadovai tiesiog neturi noro per tą mėsmalę eiti ir taip išeina tų dalykų, kad atsiranda baimė, nes realiai čia toksai senas anekdotas yra apie Rusijos įstatymus, kad ten režimo įstatymai tokie yra, kad jeigu režimas norės tavim susidoroti, tai ras įstatymą, kurį tu pažeidėjai. Tai žinokit, biurokratijoje pas mus yra panašiai. Jeigu kas nors norės susidoroti su įstaigos vadovu, veikiančios įstaigos vadovu, jie tikrai ras kokią nors taisyklę arba reglamentą, kurį tas vadovas pažeidė. Tai taip yra. Bet jeigu galiu, aš norėčiau irgi pasakyti, tai ko jūs nepasakysite, tai taip sakant, gindama biurokratiją, dėl kokių dar 3 dalykų vyksta tas nesusikalbėjimas, tai vienas yra tas, kad visų pirma pas mus Lietuvoje yra labai gerai. Ir mes labai greitai dirbam. Galbūt yra sričių, kur lėtai, bet aš gyvenau Belgijoje, tai aš turiu su ko palyginti. Ir tiesiog mes įpratę, kad viskas būtų taip. Ir jau tada ten reikia telefonu palaukti 2 minutės, jau eina skundai, kad pas jūs prisiskambinti neįmanoma. Tai yra, kai aš žinau, kai aš bandžiau vieną banką paskambinti, laukiau 15 minučių ir viskas ok. Tai tada kitas dalykas, vėlgi visi yra įpratę, kad privačiam sektoriui klientas visada teisus. Atleiskit biurokratijai, kai mes vykdom priežiūros funkciją, klientas ne visada teisus. Tai čia nesusikalbėjimas ir dar vienas dalykas yra, tu privalai, nes įstatyme parašyta taip ir tu privalai tą padaryti. Ir man, taip sakant, o kai tam biurokratui, ką reiškia privalai, kai tu neturi resursų tam padaryti, nes pas mus įstatymai rašomi, tu privalai juos vykdyti, bet tau resursų neduodava. Tai aš šitos 3 dalykus išskirčiau kaip tuos dalykus, kur įvyksta tas konfliktas tarp biurokratijos ir visuomenės. Mūsų pagrindinė tokia tema yra tas biurokratijos virsmas ir mes čia galime tikriausiai ir per pavyzdžius bandyti kalbėti, nes kas gyvenime nesame susidūrę su biurokratija, ar pildydami galiausiai deklaraciją tiesiog savo pajamų, ar darydami kažkokius kitus veiksmus. Tai, ponia Daliau, jūs irgi esate ir Lietuvos energijoje dirbęs, ir privačiam versle dabar esate švietimo jau sektoriuje. Tikrai turėjote irgi turėti įvairiausių pavyzdžių. Ar esate per tą laiką pastebėjęs kažkokį tai biurokratijos virsmą, kur jau galėtume atsakyti, kad matote pozityvų pulsą? Tai aš pritariu iš tikrųjų, kad Lietuvoje ta situacija yra gera ir mes galim tik kalbėti apie tai, kaip galėtų būti dar geriau. Iššūkiai kyla tada, kada yra nestandartinė situacija, nes reguliavimas visada eina paskui inovacijas. Jeigu kažkas vyksta kitaip, naujai, reguliavimas neturi šansų būti tam pasiruošęs. Tai vienas dalykas, kitas, kad problemos kyla tada, kai reikalas liečia keletą institucijų. Šiaip, jeigu dirbti su viena konkrečia institucija, dažniausiai tai būna neblogai, arba bent jau aš galėčiau išvardinti visą eilę čempionų, kurie gali tikrai gerai padaryti. Klasikinis pavyzdys, atsidarot kasmet mokesčių deklaraciją ir pasakykit kas nors, kad tai yra sudėtinga arba ten kažkas ne taip. Viskas ten veikia puikiai. Kai sistema dabar jau atnaujinta, jau dabar šiek tiek lengviau prisiminkime prieš kokius 5 metus dar. Tai kalbam apie tai ir buvo pokytis, ne? Tai pokytis yra tikrai daug kur institucijų.
problema, kada jau tarp institucijų. Ir tada tas, mentalitetas, kultūra, nežinau, toksai, kad čia ne mano, čia toj, tau reikia iš tikrųjų ne pas mus eiti, o pas kitus eiti. Tokie patys labiausiai iliustratyvūs pavyzdžiai ir jie peraugo į tą folklorą tada, ne, ir pasakoja visi apie juos, ne, ar ten teltonika su savo elektros pajungimu, kur ten tik keletas dalyvavo, pasirodo tenais visai ne apie teltoniką, ten tarpusavį aiškinosi, kas yra didesnis viršininkas, ne, ar keliai, ar elektra, ne, nu, ir aš pats atsimenu dar iš elektros laikų, kad tas pats buvo diskusija ir nieks nebuvo išspręsta jau per 7 metus. Ir greičiausiai ir dabar net nėra išspręsta, drįsčiau teikti. Tai va tas. Ir tada tu supranti, kad valstybės kaip visumos tiksluose nėra, kol kas bent jau įrašyta labai aiškiai iškelta prioritetas mažesnio biurokratizmo, ne, blogai veikiančios biurokratijos, kurią vadinsiu biurokratizmu. Tokio tikslo nėra. Kai nėra tikslo, nesitikėk rezultato ir jeigu nematuoji, tai negausi. Nu, čia visi žinom, šitas čia yra vadybos klasika, galioja ir privačiam, ir viešam sektoriui. Tai pirmas dalykas tikslas, ar mes turim tikslą, kad būtų greičiau, geriau, daugiau vertės klientui. Kartais yra reguliavimas, kartais yra paslauga. Reguliavimas tam tikrą prasme irgi yra paslauga. Gal ją sunkiau įvardinti, kas tas klientas tos paslaugos, bet iš esmės tai irgi yra skirta kažkam kurti vertę ir gali pamatuoti tą vertę, ne? 30 dienų atsakymo terminas. Nedaug irgi folkloro apie tai. 29 dieną gauni raštą, kad dar jūs kažko nepateikėt ir vėl įjungiam skaitliuką, vėl 30 dienų. Nu tai va, Savickas, šiandien diskutavom, Lukas, tuo jau nebus ministras, bet paleido įstatymų pakeitimą, kad negalėtų 2 kartus klausti. Nu, labai geras pavyzdys, kad va jau vyksta geri dalykai, ne? Gal ir tas bus užkardyta. Šiaip mano toks drąsus asmeninis spėjimas, kad jeigu 80% tų dalykų yra standartizuoti dažniausiai, tai va jeigu mes uždėtumėm ant jų gerą algoritmą, tai greičiausiai ne 30 dienų turėtų būti, o 30 sekundžių. Ne, ta prasme, tai, ir galbūt irgi, kai kur jau mes matom tokias apraiškas greito sprendimo, greito atsakymo ėjimas į priekį. Tai teisėkūra, mano nuomonė, pirma bėda. Vienas dalykas, labai daug pakeitimų jau buvo pasakyta, mes tyrimą nesnei darėm, 70 keli procentai įstatymų yra per 10 metų yra keisti bent 4 kartus. Bent 4. Didžiuma įstatymų yra bent 4 kartus keisti per 10 metų. 7000 nutarimų dėl įstatymų priimti per 10 metų. 2 per dieną. Ne? Pakeitimų visokių ten, aišku, ne vien tik. Viešųjų pirkimų įstatymas nuo 10 puslapių iki 150 puslapių išaugo. Prasme, tas pučiasi, tas reikalauja verslo išlaidų, nes verslas turi suprasti, apdoroti, pasamdyti teisininkus, išsiaiškinti, rizikuoti, tada galbūt patirti kažkokias pasiekmes, ne, vėl bylinėtis po to, bet tai tuo pat metu ir biurokratų reikalauja. Tai kažkas ir ministerijoje turi, ir migracijos departamente, perskaityti, suprasti, išsiaiškinti, šablonus pasikeisti, 1000 vėl etatai, ne, auga. Ne, tai, beje, antra dedamoji mano nuomonė yra kultūra ir jinai tiesiogiai susijusi su vadybos būdu. Nėra keliamas tikslas, nėra matuojama šitai, paliekama daugiau tokiai, savieigai, ne, ir tada formuojasi kultūra. Kultūra galbūt formuojasi iš dalies, kad kažką išvedė su antrankiais, todėl jūs tik neduok Dieve, nerizikuokit, bet ar tai yra baimė, aš dar klausčiau, nes aš bijau tada, kada kažko noriu, bet nedrįstu. Čia net nėra baimė, čia yra tiesiog nenoras. Ką man tai daryti, kodėl aš iš vis turėčiau rizikuoti, jeigu nieks iš to manęs nesitikė, nėra pamatuojama, nėra užmokama. Ar žinot, koks yra KPI'as pagrindinis viešam sektoriui? Neįsivaizduoju iš tiesų. Labai paprastas, stažas. Vienintelis dalykas, už ką viešam sektoriui iš tiesų mokamas priedas, yra stažas. 30% už išdirbtus 10 metų ir taip toliau, dėl ko buvo didžiulė kova, kai dabar keitė. Bet atrodo, vėliau ir noriu oponuoti iš tiesų, ar tik tai stažas yra. Kokie yra dar tokie? Ne, pas mus mes labai inovatyviai tos KPI'us darbuotojams taikom, tai yra padarytų bylų skaičius per mėnesį, trukmė vienos bylos vidutinė nagrinėjimo ir už rezultatus priedas už gerą darbą. Jo, tai čia darbuotojams, vadovų ten, kiek aš tyrinėjau, tai yra tokie rodikliai, kuriuos tenais, didžioji dalis vadovų vykdo. Jeigu
tu visada įvykdai rodiklius, ką tai reiškia, kad rodikliai netok, jie nebuvo keliantis iššūkio. Jie nebuvo keliantis iššūkio. Tai ta kultūra formuojasi tokia, kodėl čia nėra mano darbas. Ir neskau, kad čia yra masiškai, čia yra kai kur labiau, kai kur mažiau. Bet aišku, kad kliento vertės savoka dar yra be gimstanti koncepcija, ne, viešam sektoriui. Ir trečia dimensija, kurią paminėčiau, tai yra nekompetencija. Ir čia labai konkretus pavyzdys, nekompetencija aukščiausiam lygyje valdymo, paimkim ministerijas, atsimenat kažkada, kas sekė prieš 10 metų būdavo valstybės sekretoriai, berods vadinosi, tokia pareigybė, kas buvo karjeros tarnautojas, reiškia profesionalas, kuris yra viceministras. Taip pat kancleris buvo karjeros tarnautojas, profesionalas. Tada kažkas atėjo, politikai norėjo greit padaryti pokyčius, padarė politinio pasitikėjimo. Dabar mes turim, ką turim, ne? Viceministrai politinio pasitikėjimo, kancleris politinio pasitikėjimo, supratimo apie reikalą retai būna, dažniausiai nebūna, o vadovauja realiai executive grandžiai, ne, vykdomai grandžiai, ne kažkokiai kūrybiniai, o vykdomai grandžiai, ne. Jie turi viską padaryti. Tai jeigu tu neturi kompetencijos ten viršui, tai ta vidurinė kompetencija, kuri ten tikrai yra dažniausiai gana stipri, irgi turi pasirinkimą kovoti su tuo viršum, jį ugdyti. Labai retai pasirenkama, arba tiesiog, kaip sako, laukiam, kol kiti ateis. Taip. Čia jūs jau ir palėtėt iš tiesų tą gerą pasakymą, kad įstatymai taip dažnai yra keičiami, kad atrodo tu vieną supranti, perpranti ir jau tau ateina kitas ir turi iš naujo mokytis. Tai tikriausiai ponas Dainius dažnai jau su tuo susiduria ir čia vienas netgi ir žiniasklaidoje buvo labai didelis atvejis aptarinėjamas, tai Sostinės medicinos centras, kur jau atvirai ir sakėte, kad dėl valdžios ir biurokratijos nebus to inovatyvaus medicinos centro. Tai ar čia yra tas vienintelis blogas jūsų pavyzdys, su kuriuo susidūrėte su biurokratija? Ar susidurėte nuolatos? Gal ir parduotuvių pakankamai statyti neleidžia? Tai aš gal pradėsiu biškį nuo anksčiau, bet galėsim grįžti prie medicinos centro. Pirmiausiai, kadangi visi gyrė dabartinę biurokratiją, tai aš irgi pradžiai pagirsiu, bet po to pereisiu visgi į kitą pusę, kad visgi peiksiu. Tai tikrai eilinį kartą tik tai galiu pasakyti ir pasidžiaugti, kad Lietuva per tuos daugiau kaip 30 metų labai daug ką pasiekė. Ir tikrai ir man malonu, ir manyčiau, kad visiems malonu, kas buvo pasiekta. Bet aš tikrai galvoju, kad visų galimybių mes neišnaudojome. Ir visgi aš tą akmenį mesčiau labiausiai į valdžios pusę, tame tarpe ir biurokratijos pusę. Kad tikrai, manyčiau, kad verslas iš tikrųjų galėjo daugiau padaryti per tą laiką ir jisai buvo stabdomas ir šiuo metu galiu drąsiai pasakyti, kad verslas tikrai yra stabdomas ir netgi to stabdymo pasiekmė tai yra konkurencijos mažinimas. Ir čia galiu paminėti tokius dalykus, kaip, sakysim, projektavimo darbai. Šiuo metu, ne tik šiuo metu, jeigu per tą 30 metų žiūrėti, tai, sakysim, tie projektavimo laikai, išaugo, sakysim, mūsų atveju, jeigu anksčiau būdavo pačioj pradžioj iki 3 mėnesių kažkur projektavimo, kad statybos leidimą gauti, dabar vidutinis laikas labai stipriai pabrėžiu, yra 5 metai. Iš tikrųjų, kam tas yra naudinga visa? Tai naudingiausia mano asmeninė nuomonė. Tai naudingiausia yra mūsų komerciniams architektams. Ir aš manyčiau, kad jie lobuoja tą visą, kad tai viskas vyktų. Nes faktas, kad lygiai taip pat kaip ir laikas, taip pat ir išaugo jiems ir pinigai. Ir faktas, kad jie bendrauja su ta valdininkyje ir taip toliau, tai aš manau, kad tos viso reglamentai yra kūriami tam, kad visa tai ilgėtų, jie gautų daugiau pinigų, bet finale, tai po to vartotojas moka daugiau už tą būtą, už tą prekę, už bet ką, todėl kad viskas brangsta. Būtent viena iš priežasčių, aš nesakau tai, kad tai pagrindinė, bet tai yra iš tikrųjų labai svarbi priežastis, dėl ko kyla kainos. Būtent kainos kyla viena iš priežasčių, tai yra dėl biurokratijos. Ir, norėčiau dabar dar pradėti iš pačių pradžių. Iš tikrųjų, aš norėčiau suklasifikuoti biškį verslo organizacijas. Man labai nepatinka iš tikrųjų, kad visas verslo organizacijas vertina pagal vieną kurpalį. Tai aš vertinčiau verslo organizaciją, kuri dirba, vadinkim, nepriklausomai rinkoje.
tai yra tik tais vartotojų išorinam. Nu, pavyzdžiui, kad ir kaip ir mažmena yra, kuri neturi valstybinių užsakymų. Kuri verslo įmonė, kuri turi nedidelius valstybinius užsakymus, verslo įmonė, kuri yra sukurta vien tik vykdyti valstybinius užsakymus. Ir nesvarbu, netgi kokios krypties, žodžiu, plataus profilio verslo įmonė, kuri gali padaryti viską, vadinkim taip. Ir dar ketvirtas tipas verslo įmonės. Aišku, ir daugiau galima tai sugalvoti. Faktas, jeigu sėdėt galvoti, jų surastum dar daugiau. Bet ketvirtas tai įkurta verslo įmonė susijusi su valdžios sprendimais. Tam, kad vykdyti tuos sprendimus ir įstatymai būtų daromi pagal juos. Ir tada būtent šitom verslo įmonėms yra mums yra didinama biurokratija, visokie reikalavimai didinami ir šitos įmonės, kurios yra kaip taisyklė susiję su įstatymų leidėjais, jie padeda išspręsti, aišku, už pinigus. Ir jų tikrai yra nemažai ir, sakysim, jų tikrai labai daug. Faktas, kad mes naudojamės jomis, visas verslas naudojas tokiom įmonėmis, tu nieko nepakeisi. Aš manyčiau, kad ir migracijos departamente naudojas tokiamis įmonėmis, kad gauti ten apgyvendinimo. Tarp kitko, mes, kai turėjom tarptautinį transportą, mes tikrai naudojamės tokiamis įmonėmis, kad gauti tuos laikinus leidimus įsivežti vairuotojus. Manau, šito nepaneigsite, kad tai yra. Turiu to menyje. Jo, tarpininkai. Dabar, kadangi tai šviežias skandalas, vyriausybės skandalas, dėl, sakysim, aš ten, aišku, detalių nežinau, taip toliau aš iš visos erdvės tokią nuomonę susidariau, kad ten kažkokiai įmoniai buvusio premjero suteikė kažkokį darbą įvykdyti ir jam apmokės kažkoks tai valstybinis fondas ir Iltė suteikė paskolą. Vienu žodžiu, visur dalyvavo valdiškas sektorius. Ir iš tikrųjų nėra jokio sakysim, nepriklausomo pirkėjo. Visur valdžia. Ir dabar aš užduodu klausimą. Kam yra įsteigta Iltė iš viso? Ar nevykdyti tų visų kreditavimų, tokių įmonių? Ir mes mokesčių mokėtojai sumokame krūvą pinigų ir tada tuos kreditus dalina. Aš tikrai puikiai suprantu, kad kažkiek procentų ir didelė procentų dalis patenka tam, kam ir reikia. Bet manyčiau, kad nemaža po viso šito procento dalimi patenka, kur, vadinkim, pagal kažkokius nurodymus. tą akivaizdžiai matėme. Jūs atrodo iš karto labai susijęte biurokratiją kartu su korupcija. Jūs Taip, tai susiję. Tai yra susiję. Faktas, kad didėjant biurokratiją, kuo tu didini klampumą, tuo yra didesnė galimybė atsirasti korupcijai. Tai čia faktas. Bet tai kokia būtų tuomet jūsų išvada, kad biurokratijos virsmas yra kaip tik į blogąją pusę, viskas darosi tik klampiau, sudėtingiau per metus? Aš truputį dar nueisiu į šoną, kadangi apgalvojau. Tikrai manau, kad truputį vyresnė karta, ypatingai vyresnė karta, atsimena policininkus krūmuose. Ir kai jie stabdydavo, kai jie tikrindavo vaistinėlės, gesintuvus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dabar šito nebėra. Kas yra kameros, visokie be technikinio pravažiuosi, tau ateis reikalavimas, greitai viršysi, gausi baudą susimokėti. Ir iš tikrųjų labai gerai, kad nereikia net važiuoti į komisariatą, tau atsiunčia, tu susimoki, viskas patogu, bet nėra jokio ginčo, viskas yra aišku. Ir mane tai džiugina visą šitą sistemą. O ten tai būdavo susistabdyti, tai gal tau tokią baudą skirs, gal tau daug. Aš kaip puikiai žinojau, kad reikėdavo gerai šypsotis ir neprieštarauti. Bet ar čia yra normalu? Turi būti šalta, abejinga pagal taisyklės. Ir aš atvirai pasakius, pavyzdžiui, dėl policijos tikrai aš džiaugiuosi, kad dabar taip yra. Ir daugiau tokių vietų, kur šiandien dienai yra. Bet tą patį galiu pasakyti praktiškai apie Lietuvos muitinę, lyginant su tuo, kas buvo iki įstojimo Europos Sąjungos. Lietuvos muitinė tikrai yra pasikeitus ir ten tarpininkų nereikia.
ne muitinės tarpininkų šnekėtis. Jo, sprendimo tarpininkų ten nereikia, tikrai. Tai vat, ir dabar priminsiu tokį įvykį. Čia Mindaugas tikrai žinos ir daugiau galės prakomentuoti. Paupy kažkokį namą pridavinėjo. Ir vietoj 100 vamzdžio kanalizacijos įdėjo 150, jeigu neklystu, ar 160 storį. Storį padidino ar 5 ar 6 cm, nesmė, čia galiu suklysti, bet esmė ta, kad statybos inspekcija sustabdė to namo pridavimą. Statybininkai, aš esu pats asmeniškai statybininkas inžinierius, tikrai galiu kalbėti apie tai. Nes apie veterinariją kartais tikrai pasakau, kad nesu specialistas, nes po to iš karto pasako, kad tu nieko neišmanai. Tai jie pagerino sąlygas, bet jiems sustabdė pridavimą. Dabar aš užduodu klausimą. Aišku, idėjiškai jie kažkokį reikalavimą išsitraukė, visą kitą, kad čia taip gali būti. Matyt, tai ar neįtiko statytojas statybos inspekcijai? Nežinau, vienas klausimas. Antras klausimas yra, ar yra advokatai, kurie yra apmokami statybos inspekcijos ir ta byla praėjo 2 instancijoje ir 3 instancijoje, tai yra aukščiausiam teisme, išsprendė teigiamai statytojui. Tai yra patvirtino priėmimą to namo be kanalizacijos vamzdžio keitimo. Aišku, atvirai pasakius, tai užsispyręs statytojas buvo, mes taip būtume tikrai pakeitę, nes tai būtų pigiau kainavę. Bet įsivaizduojat, juos kiek murgdė, aš esu įsitikinęs, kad tie teismai vyko kokius plus minus 3-5 metus, nežinau tos istorijos, bet 3-5 metus ir greičiausiai tas namas tą visą laiką buvo nepriduotas. Tai yra tragedija iš tikrųjų. Ir dabar, kodėl STT nepatikrino, kur ten interesas yra? Taigi viskas gerai, reiškia, jis nepasirašė visą kitą, bet dabar, sakysim, negavo valstybė mokesčių iš to statytojo, nesustabdė viską. Vienas punktas. Antras punktas. Valstybė išleido krūvą pinigų advokatams. Aišku, gavo privatus advokatai. Reiškia, perskirstė mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Reiškia, viskas gerai. Planas įvykdytas. Ir ar čia priežastis, ar čia, aš nežinau. Dabar iš mūsų asmeninis pavyzdys. Vat būtent susiję su klinika. Mes, prieš darant tą kliniką, turėjom išsipirkti žemę, todėl kad buvo nuomojama žemė ten toj vietoj ir jeigu nuomojama žemė, mums neleidžia. Jeigu išsiperkam, tada galim jau tą paskirtį pakeisti visuomeninę ir kliniką atidaryti. Ir pradėjom žemės išpirkimo procedūrą. Yra standartinė procedūra, kur labai viskas primityvų, kreipiesi į nacionalinę žemės tarnybą, jie tada atsiunčia tau sąskaitą už žemės vertinimą, apmokė sąskaitą, padaro žemės vertinimą, jeigu tau tinka šitą kainą, tu patvirtini, kad perki, atsiunčia sąskaitą, sumokė pinigus ir tada į notarinę nusiunčia sutartį žemės tarnybė, nueini arba nuotoliniu pasirašai notariniai tarnyboj. Standartinė procedūra trunka ne Vilniuje, iki mėnesio pusantro. Jeigu tai darytų verslas, truktų savaitę kažkur tais. Visos pakopos standartiškai. Tai mums tai truko 3 mėnesius, bet čia Mindaugas vėl pasakys ir pasakys, ko tu nori, tai yra fantastika. Aš puikiai žinau, kad kitiem trunka tai 2 metus. Aišku, mums trūko dėl to, kad mes kiekvieną mielą dieną tai valdininkai skambinom ryte ir vakare. Ir mes ją trūkdėm. Aš tai, kaip pasakyti, iš tikrųjų mes, čiut ne vienas žmogus buvo pastatytas vien dėl skambinėjimo. Ir vargšė valdininkė, aš irgi nesuprantu, kodėl jinai tų, vadinkim, popierių neatsiųsdavo ir kad jūs atsikabinkit nuo manęs ir palikit jūs ramybėj mane. Aišku, ten neduodavo tų telefonų, bet mes susirasdavom, kaip skambit. Todėl ir yra, kad jie neduoda tau prieimo prie jų, todėl, kad dalė netrukdytų. Tai jūs padarykite tą darbą, nieks nieks neskambinės ir viskas. Aš tai, pavyzdžiui, tikrai žinau, kad man reikia atsimėtyti darbus, kad aš susitvarkau ir manęs neliečia. Turi būti sprendimas, taip ne ir viskas, ir manęs nelies.
Tai aš ir valdininkijai siūlau, kad jūs padarykit sprendimas, kad jūsų neliestų, nes jūs, kol nepriimat sprendimo, tol jūs kaip tik apsikraunat žymiai daugiau, to krūvio daugiau gaunat. Turi būti sprendimas, taip ne. Ir tada toliau eini. Taip, tai čia galės Mindaugas ir Dalius pratęsti. Tai Dalius, aš tik tai noriu kontekstą, biški, irgi, kadangi tai konkretus atvejai visada labai įdomus ir tokie intriguojantis, bet mes padarėme modeliavimą ekonominį, keldami klausimą, kas būtų, jeigu biurokratizmas būtų efektyvesnis, mažiau būtų biurokratizmo, ne biurokratijos, bet jisai būtų efektyvesnis, ten tyrimas yra pakankamai modeliavimas yra pakankamai paprastas. Įmamos yra valstybės, kurios per praeitą laikotarpį padarė esminės reformas įstatyminės, kurios mažino biurokratizmą. Yra žiūrima, kaip keitėsi jų BVP ir tas toks trendas yra dedamas ant lietuviško BVP, imituojant, kas būtų, jeigu Lietuva šituo konkrečiu atveju pagal daug biurokratizmo kriterijų žemiausiai Europoje arba efektyviausiai Europoje yra Švedija. Jeigu būtų tokio biurokratizmo žemesnis negu yra ir toks kaip Švedijoje. Tai jau 27 metų gale BVP būtų 5 milijardais didesnis. Dabar, ką aš noriu iš to pasakyti, čia yra modeliavimas, be abejo, čia niekas negali pasakyti, kad taip ir būtų, bet jokiais scenarijais nemažėtų, o esmė, kad didelis gėris, ne to. 5 milijardai yra daug. 5 milijardai tai iš esmės reiškia, kad tu gynybą gali prafinansuoti jau per surinkimą, ne? Bet tie milijardai tai čia ne. Dažnai aš po to, kai pristatinėdavau tą tyrimą, sakydavau visi, nu tai ką, čia tie biurokratai, jų netiek daug, čia jų algas sumažinsi, nu ir ką. Ne tame esmė, ne jų algose. Jų algose sutaupimas ten slypi gal 300 milijonų, gal 250 milijonų, jeigu efektyvintum, ne? Bet esmė, kad atrakindamas verslą, tokiu atveju mažindamas, ne, trumpindamas, tu gali tuos 5 milijardus atrakinti BVP, kas yra jau įspūdingas skaičius. Aš iškart dar tik tais pridėsiu, nes jūs ir prieš tai minėjot, kad sakot, iš valdžios nebūna strategijos būtent, bet yra buvę kadencijų, kai tikrai ateidavo valdininkai, ateidavo išrinkti nauji Seimo nariai, vyriausybės atstovai ir sakydavo, va dabar tai mažinsime biurokratijos aparatą. Ir kažkaip viskas tuo ir pasibaigdavo šitų garsių šūkių. Tai nėra sumažėjęs tas aparatas. Aš galiu pakomentuoti. Čia dažnas klausimas yra, ar sumažinus biurokratinį aparatą, tai reiškia biurokratų skaičių, tai palengvėtų. Ir taip ir ne. Viena vertus, taip, mažiau biurokratų, mažiau darbo jiems, nes, kaip sako Dainius, teisininkas, tai tada teisininkų kontora daro tai efektyviai, greit, sąlyginai. Pas ten kokia institucija yra teisės skyrius visas, kuriam reikia duoti darbo, nes jeigu darbo nebus, tai viskas, sėdės žmonės be darbo. Reiškia, nenoriu taip kaltinti tiesiogiai, bet pavyzdžių yra, kai reikia susikurti tam tikrą savo, kaip sakant, sąlyginai problemą ir tada mes turim darbo ir užsiimam to veiksmu. Tai tikrai tą kažkokį balansą reikėtų rasti tarp kiekio valdininkų ir kiekio darbo, kurie jį turi daryti. Deja, yra taip, kad teisinė mūsų sistema gamindama vis daugiau tų pakeitimų, suponuoja, kad reikia vis daugiau tų žmonių, kurie skaitytų, kurie gilintųsi, kurie vertintų, tam reikia daugiau laiko ir panašiai ir panašiai. Aš dabar noriu biškai dar apie pokyčius ir apie sprendimus pasikalbėti, nes matyt noras yra ne vien reziumuoti, kad mes esam tam tikroje situacijoje, bet ir galbūt paskatinti, atverti ir paskatinti galbūt ir nežinau, klausytojus, gal turite kokį gerą šauti pavyzdį, kaip biurokratija sumažėjo. Tai kadangi ant tai ir statybos srityje daug tos biurokratijos yra, čia visi pripažįstat ir aš nenoriu čia labai įvardinti tų milijardų, kurie kartais didmiesčiuose stovi dėl nevykdomų veiksmų, bet ta pati Vilniaus savivaldybė, kurią mes dažniausiai ir skalpuojam ir, kaip sakant, kritikuojam dėl tų veiksmų, kažkada, prieš 15 metų, tiesa merui būnant iš verslo labiau, priėmė tokį sprendimą, kad žiūrėkit, detalus planas turi būti peržiūrėtas, įvertintas, suderintas per 6 mėnesius. Per 1 mėnesį būtų idealu. Per 6 mėnesius. Toks yra įstatymo reikalavimas. Tai pasidarykim pas save sistemą. 6 mėnesiai. Pas patį merą buvo sukurta monitoringo lentelė, online lentelė, pats ją mačiau, detaliai planai keliami derinimu ir jisai mato visą procesą. Praėjo ten 10 darbo dienų, turėjo praeiti per vieną skyrių. Čik praėjo, nepraėjo, raudona dega. Kodėl? Jisai ten kelia ragelį, skambina, klausia, kodėl nepavyko. Ir kažkas tada jau žaliuoja, geltonuoja ten ir šviesoforas gerėja, greitėja. Tai tokia sistema buvo sukurta, mes buvom tikrai labai patenkinti, skaidri, aiški sistema, niekas neprisikabins, nei ten STT ar kiti, kad čia kažkas daroma greičiau ar kažkam proteguojama, ne, visi sėdė ant vieno greitkelio, aiški sistema,
įstatymas taip numato, pabandykim tai padirbėti. Kitas geras pavyzdys, kaip buvo sakyta, kad ar galima projektus derinti greičiau, ne 29 dieną atsakymą duoti, ar projektą suderinti, o truputį anksčiau. Tai buvo geroji praktika toj pačioje Vilniaus savivaldybėje prie dabartinio aplinkos ministro laikinojo, kurio dėja nebebus šitose pareigose, kad paskata darbuotojui ir pasiūlymas darbuotojui yra suderinti per 15 dienų, vietoj 30, tai yra per pusę termino. Ir jis nebus baudžiamas, dėl to nebus klausima, kodėl tu suderinai greičiau, bet tai yra KPI-sas jam aiškus. Deja, turbūt jis už tai nebūdavo paaukštinamas ar skatinamas finansinėmis priemonėmis, bet tai buvo išsikelta ambicija tam tikra, mes apie Vilniaus, apie Lietuvos ambiciją daug kalbam. Tai va čia buvo ambicija KPI-sas, o mes būkime va tokie greitesni, geresni, bet labai aiškiai. Yra išleidžiamas administracijos direktoriaus įsakymas, kur tai yra numatyta kaip rekomendacija, bet tokia, kaip nurodomoji rekomendacija, kad padarykime taip. Tikrai pokyčiai buvo jaučiami, gaila, kad jie truko trumpai, nes tos kadencijos jos merų ir politinio pasitikėjimo tuomet tarnautojų jos keičiasi. Tai va čia yra ta problema ir aš nežinau, ar čia yra vienas geras sprendimas. Ne viena diskusija dėl biurokratijos teko dalyvauti turbūt paskutinius, kiek čia dabar, 9 mėnesius, nes, kaip sakau, lapkričio 15, kada Paukštys Arvydas į savo garsų į paustą neįdėjo LinkedIną. Galėsime greitai kalbėti, kas pasikeitė per tuos metus. 3,5 milijardo nestabdomų investicijų, staiga Via Lietuva ant kilimėlio, ESO ir visi kiti teisinasi, premjerė kviečia spaudos konferenciją ir panašiai, didžiulis burbulas. Mes versle matėm galbūt kaip tam tikrą aušrą biurokratijos. O dabar saulėlydį? Saulėlydį, tiksliau, ne užšlau, saulėlydį, pradžią pabaigos, bet matėm, kad sistema save gina. Vis tiek biurokratinė sistema, jinai save gina, nėra, kaip sakė Dainius, klampi, tasi, jinai įtraukia daugelį veikiančių asmenų, buvo sukurta eilė tiek verslo, tiek valstybės biurokratijos mažinimo komisijų. Prie aplinkos ministerijos, prie vyriausybės, turbūt kiekviena ministerija susikūrė plius minus kažkokią, tai mes bent gavom kvietimus dalyvauti 2-3. Bet ženklaus pokyčių, jeigu dabar apsiklausčiau narius, galbūt keliolika procentų paspartėjo, kažkur kažkokie nurodymai atsirado, bet realaus pokyčio nėra. Tai vat, kartais reikia atsigręžti į tas gerasias praktikas, jos nebuvo nuginčytos, jos nebuvo paneigtos, kad veik greičiau, veik sparčiau ir tu būsi kažkaip tai įvertintas, kad tu darai gerą darbą. Užbaigiant, dėja paskatinimo sistemos, ar tai būtų stažas, ar kaip pas jūs, Evelina, yra sistema, jų nėra daug gerų pavyzdžių. Mes nekartą sakėm, nuimkim tą techninį darbą nuo tikrinančių teritorijų planavimo dokumentus, ten sutikimus, nuosavybės dokumentus. Dirbtiniam intelektui dar negalim to užmaitinti, bet turbūt greit galėsim, bet nuimkim tą techninį darbą ir duokim jį outsourcinkim. Duokim kažkam, kas už kažkokius pinigus, turbūt pigiau netgi negu valdininkų 5 darbo laikas padarys ir atneš ir patvirtins, prisimdamas atsakomybę, turėdamas profesinį draudimą, jeigu ten suklystų ir panašiai. Bet ne, tokia sistema neveikia, turi daryti tai būtinai viešasis subjektas, kadangi jis atsakingas ir panašiai. Teisės aktai nėra čia lankstus ir tam proveržiui dar matyti reikia daugiau pasitikėjimo ir tikėjimo iš centrinės valdžios. Ačiū. Aš norėčiau grįžti prie vamzdžio, istorijos apie vamzdį, nes iš ties viena versija yra taip, galbūt norėjo kyšio kažkas, bet kita versija, kuri irgi neatmestina, yra ta, kad tiesiog valdininkas pasižiūrėjo, čia buvo parašyta, kad bus tiek centimetrų, o išėjo tiek centimetrų neatitinka, reiškia yra pažeidimas. Baime įjungti protą ir tą protingumo elementą, principą, nes mes kaip valstybės tarnautojai privalom vadovautis tarnystės žmonėm, protingumo principais, bet kas pas mus yra ir čia mes grįžtam prie tokio mąstymo pasitikėjimo biurokratais problema. Yra visuotinai paplitusi nuomonė, kad jeigu tu griežtai nereglamentuosi ir leisi biurokratui mąstyti savo galvą, jisai taps korumpuotas ir viską padarys blogai. Tai vat šitą vietą ir dėl to kiekvieną kartą, jeigu kur nors kažkoks skandaliukas, kaip tas skandaliukas sprendžiamas, dar daugiau reglamentuojant. Ir aš irgi būčiau Švediją minėjus kaip gerą pavyzdį, jeigu ten paimsi pas jį įstatymą. Tarkim, koks nors nuostata yra aprašyta žmonių kalba, paprastai sakiniais, principas. Tokio ilgio straipsnis. Pas mus tas pastraipsnis yra 2 lapai, nes tai yra instrukcija. Tai jeigu būtų principai,
turi būti greitai. Tai, ta prasme, jeigu būtų suteikta vertinimo galimybė valstybės tarnautojui ir nestovėtų ten STT pasiruošę tave nuskalpuoti, jeigu tu protingumo principų 5 cm plius minus priskirsi, tada viskas pareitų kitaip. Iš tiesų, jūs ir palėtėte tą temą ir teltonikos mes čia turime ir klausimas būtų toksai, net tai iš kur turi ateiti tas pokytis, nes atrodo dabar dažniausiai pradeda biurokratijoje kažkokie tai pokyčiai būti po skandalo, būtent teltonikos skandalas, tada visi mes apie tai daug kalbam, komisijos, ieškome lyg ir sprendimų, verslas jau tada iš tiesų baiminosi, kad taip viskas ir pasibaigs vienu konkrečiu atveju, bet nesisteminiu kažkokiu pokyčiu, tai čia ir galėsime matyti, ar taip yra iš tiesų, o tada iš kitos pusės atrodo, tai būtent ar mums reikia, kad mes tą sisteminį pokytį pasiektume, ar mums reikia skandalo, ar jis įmanomas institucijų viduje, ar galima tai padaryti? Tai aš galiu, norėjau tą, kaip sakyti, klausimas dar patikslino tą mano atsakymą. Tai mano šventų įsitikinimu labai didelis pokyčio svertas yra vadovai. Nes va ta situacija, ne, ar aš savo institucijoje skatinu protingumą naudoti ir ar aš būsiu pasiruošęs tą protingumo panaudojimą apginti, jeigu ugnis užsidegs, ne kažkur, tai ar aš sakysiu, o tu padarai klaidą, aš tave nubausiu, ar aš sakysiu, žiūrėk, tu teisingai padarai, einam dabar bandom atstovėti, ne kažkaip išsiaiškinti. Tas pats įstatymų keitimas. Jisai negalima naiviai tikėtis, kad Seimo nariai supras, kas neveikia, nes jiegi to darbo nedaro. Jie gal gauna skundus dar kažką. Geriausiai supranta institucija. Šičia yra blogai, trūksta per daug, per sudėtingai. Vadovas gali eiti, aiškintis, inicijuoti. Ne, vat, geras pavyzdys yra jau senokai. Doing Business reitingas, kada dar buvo gyvas, ne? Lietuva nori pakilti reitingę. Vienas iš esminių kriterijų - elektros ir dujų įvedimo laikas. Aš tuo metu buvau energetikoje. Mes kalbame su premjeru. Reikia pakilti reitingę. Ką jūs galit padaryti? Nu ir sakom, einam daryti, trumpinti įvedimo laiką. Aišku, kad ten 5-6 institucijos, ne tik tai vieno tavo elektrikas turi pasukti su raktu, bet tada pasiėmė šituo konkrečiu atveju ESO vėliavą ir ėjo, visus apeidinėjo, visus įtikinėjo, rašė projektus įstatymų, prašė, atėjo, kaip sakyt, grindė juos komitetuose ir Lietuva tuo metu labai stipriai pakilo. Aš iš karto noriu įsitarti, kadangi diskusijų festivalio būtent programėlėje, kaip tik prie šios diskusijos buvo klausimas iš žmogaus, kodėl tada yra aukščiausi vadovai tokie nekompetitingi paskirti? Nes matai, kad nuo vadovo tikrai daug priklauso, ką ir sakote, bet mes matome, kad jie neturi kompetencijos kartais. Kartais taip, bet kartais jie yra puikūs vadovai. Ir viešam sektoriui, aš tikrai galiu atsakingai pasakyti, kokybė vadovų kyla. Jau dabar tai nėra vienetiniai atvejai progresyvių vadovų viešam sektoriui. Tai jau yra grupelė žmonių, kuri pradeda jau ir tarpusavį kurti tam tikrą kultūrą naują, ne, ir tai tuoj virs kritinę masę. Priminsiu, prieš 3 metus, turbūt 3 metus įvyko viešojo sektoriaus reforma. Buvo priimti įstatymai, kurie atpalaidavo šiek tiek atlyginimus. Ir vadovai pradėjo migruoti iš privataus sektoriaus į viešą, kas yra mano galva labai svarbus aspektas. Ir atgal taip pat, bet atsirado galimybė finansiškai pagrysti pokytį. Nes anksčiau tai privačiam sektoriui dirbantis vadovas sako, aš neisiu, o ko aš ten eisiu, jeigu atlyginimas dvigubai mažesnis. Dabar jau yra palyginami skaičiai, aš nekalbu apie valstybės įmonės, tai įvyko daug anksčiau valstybės valdomose įmonėse, dabar yra apie institucijas. Vadovai jau uždirba rimtesnius pinigus, jie gali ateidami jie atsineša savo patirtį ir savo kultūrą. Ne? O specialistų lygmenį šiaip viešo sektoriaus atlyginimai yra labai neblogi. Ir vidurkis kyla greičiau negu privačiame. Jo, ir vidurkis yra aukštesnis, bet tai reiškia, kad vadovas, jo, it depends, visada yra klausimas, bet vadovas, jeigu jau ateina ir dar turi įrankį paimti tą komandą, dar pasisamdyti tokią, kokią jis nori ir atsineša tą praktiką, jau daug labai svertų atsiranda, dėl ko tai gali veikti.
Aš norėčiau pratęsti tą pačią mintį, kad pavyzdžiui dabar priimant į darbą naują vadovą yra surašomas susitarimas, kur yra labai aiškus, KPIs, kaip lietuviškai, tai yra labai aiškus veiklos rodikliai nustatomi, ką tu privalai per 5 metus pasiekti ir vis daugiau tų rodiklių būna protingai suformuluoti. Vis dar išlieka labai kvailai suformuotų, bet protingai. Tai iš ties ta kultūra keičiasi ir žmogus ateidamas žino, ką jis turi pasiekti. Ir aišku, būtinai turi būti kažkas, kas kvėpuotų į nugarą, nes pačiam iš savęs daryti esminį pokytį yra sudėtinga. Žmogus tingus gyvūnas yra. Jį kažkas turi prižiūrėti, bet iš ties situacija keičiasi. Aš dar vieną pridėčiau punktą, tai šiaip darbas valstybė ir valstybinė institucija turi būti prestižas. Turi būti prestižas, turi būti siekiamybė, tam tikras įvertinimas tavo profesinių žinių, pripažinimas tavo bendruomenėje. Tai, kad tu dirbi valstybiniam sektoriui ar valdininkas, tai neturi būti, tai tu nesuradai darbą privačiam sektoriui ir panašiai. Tai neturi būti tokia, stigma, nežinau, bet turi būti, wow, tu dirbi valstybėje, tu darai pokytį miestui, tu turi kažkokią įtaką, nes biurokratas, semantiškai ten iš 2 žodžių susidaro junginys, tai yra virš kažko, ne aukščiau superior, kažkas, kuris turi galę kažką keisti. Tai tą reikia išnaudoti, tai tiesiog tinkama linkme. Dėl atlyginimų tikrai pritariu. Net ir savivaldos lygmenį, kur mes daugelį metų sakydavom, kad net nesukonkuruoja ministerijos darbuotojas su savivaldybės darbuotojų, nes jų ten kategorijas, ir specialistas ten 10 daugiausiai gali būti, ministerijų ten 12 ar 13. Ir atlyginimas gali 1000 eurų skirtis ten ant popieriaus turbūt. Tai tikrai yra sunku prikviesti tą būtent sprendimus priimančią, apie savo sritį daugiau kalbų, savivalda čia labai turi būti lanksti, greita ir pasitikinti. Tai ten žmogus, kuris sprendžia milijoninius projektus, 10 milijonų, 100 milijonų, gaudamas atlyginimą, ten nežinau, 2000 eurų į rankas nepilni turbūt, jam tikrai atsiranda baimė, o jeigu aš suklysiu, o jeigu aš kažko nepadarysiu, tada žinai, rašai laiškus ministerijom, rašai laiškus kažkam, permeti atsakomybę ant kitų, ant teisininkų, padarykim tyrimą, eikit padarykit kažkokią analizę ir panašiai, manęs niekas nenubaus, nes aš paprašiau, kas lyg ir tikėtina ir lauktina. Tai tą kažkaip tai reiktų keisti, švelnus pokyčiai yra, bet reiktų darsesnių vadovų, kurie inicijuotų juos. Taip, jau kas, bet verslas tikrai žino ir apie KPIs, visus nusistatymus ir apie gerus vadovus. Ar tai ir būtų tas raktas į sėkmę biurokratijos sumažinti? Vėl paklausęs iš tikrųjų tos diskusijos kyla mintis ir, sakysim, aš tai, iš viso nelabai suprantu, kam tas valdininkų kiekis toksai reikalingas. Mano asmeninė nuomonė, tai prie dabartinės, sakysim, kompiuterizacijos lygio ir visų programų ir taip toliau, tai iš viso tai turi būti netgi ir, pavyzdžiui, projektų nagrinėjimas, turi būti automatinis, sakysim, nusiunti projektą, dirbtinis intelektas jam yra užduota, pagal kokius kriterijus jis patikrina ir išmeta be jokio žmogaus. Sakysim, tą ataskaitą projektas praėjo, lygiai taip pat, ar, sakysim, tas pilietis gali būti leistas į Lietuvą pagal kriterijus ar ne. Aišku, faktas, kad 100% tai negali būti, sakysim, bus tokių užkliuvimų, bet 90% pagal, sakysim, pagal programos pagal programą gali išmesti ir iš karto atsakymą atiduoti verslui. Ir tik tais tie, vadinkim, probleminiai atvejai turi būti nagrinėjami jau galbūt žmogaus ir turi būti papildomi klausimai. Tai bet čia dažniausiai tu numeti labai didelį kiekį srautą nusimeti. Ir tada tuos, sakysim, probleminius atvejus, tai pirmiausia, tai gali daugiau ir skirti laiko juos įsinagrinėti. Ir dar vienas dalykas, tai mes tada panaikinam tokius dalykus, nes nėra jokios paslapties, kad pavyzdžiui viena įmonė statybos leidimą gali gauti per tiek laiko, o kita įmonė per 5 kartus tiek, arba iš viso niekados negaus. Nors, pavyzdžiui, vietą, aš galiu drąsiai pasakyti, netgi puikiai žinau, kad, pavyzdžiui, tam tikrose vietose mes net nepirkom sklypų, nes žinojom, kad mes negausim ten statybos leidimų. O mūsų konkurentai gavo. Tai, sako, kad susitarimai yra pažįstami per tai yra žmogiškas faktorius, faktas, kad jis egzistuoja. Tai dėl to reikalingos iš tikrųjų mašinos, kurios nuspręstų išduoti ar neišduoti.
Ir ten kriterijus, aišku, kriterijus žmonės turi suvesti, pagal kuriuos išduodame, bet kad jie taptų visiems vienodi. Nes šiuo metu apie vienodus kriterijus tai tikrai, ir pavyzdžiui, šiuo metu mūsų daromas projektas Gelvonų gatvėje su daugiaaukščiais namais, aišku, vėl Mindaugas tikrai matė iš viešosios erdvės, mes nenorim jokių namų ten statyti, mus privertė. Mes tikrai to nesiekėm ir taip toliau, ir mes mielų norų statytume panašią plius minus, aišku, didesnę parduotuvę, kur Lidlas priešais pastačias ten kitoj pusėj. Ir dabar miestas mus verčia tą daryti, o Lidlą kažkodėl praleidžia. Bet sklypo paskirtis kaip taip gali būti. Ta pati, viskas tas pats tik per sankryžą, jų ten, o mūsų čia. Viskas, nieks nesiskiria. Ir kodėl? Kas nors gali paaiškinti? Institucijose negavot atsakymo? Institucijose negausi. Ir sakysim, dabar mes tik tai išsiminėsim sąlygas projektavimui. Va čia irgi apie tuos nevėlavimus. Mes praėjo nuo sklypo nupirkimo ir tą vizualizacijų pateikimo praėjo kažkur apie, jeigu neklystu, 2 arba 3 metus. Bijau suklyst. Tai dabar tik tai įsiminėsime sąlygas. Apie kokius mes leidimų išdavimų šnekame per 2-3 mėnesius, kuriuo ten ataskaitas pateikinėja. Pasako, jūs nepasakokite. Šiaip nėra valstybėje, kaip čia, taip negražiai gal pasakysiu, bet nėra valstybėje skausmo, kuris yra versle dėl nepadarytų investicijų ir negautų mokesčių. Nes mes daug, matom šaltinį mokesčių, pakėlimas, iš čia paimsim, surinksim, padalinsim gynybai, tebūnie švietimui, dar kažkam, bet neveikimas, mes esame įsivertinę, čia galim tos skaičius stumdyti, bet 1 euras investicijų yra 50 centų mokesčių. Kaip tu bežiūrėsi per valstybės, PVM, GPM, savivaldos mokesčiai, žemės veiklos mokesčiai ir kas dar sukuriama tuo veikimu dabar. Nes, kaip sakoma, tu gali už 3 metų, tai pinigus turbūt gausi plius minus panašius įvertinus, aišku, tą visą infliaciją, bet tu būsi praradęs tų pinigų kiekį per tos kelis metus, kart reiškia. Tai čia nėra valstybėje, nei vienoje ministerijoje aš neradau vyriausybės programai priemonių plane, gal dabar yra laikas teikti, siūlyti vėl naują vyriausybę, vėl tą patį, aišku, darysim, kad turėkim tą KPI įsivertinti, tai yra paskaičiuojami dalykai, tai yra tas skausmas. RRF pinigai, kurie yra neįsisavinami dėl tam tikrų ten neatliktų veiksmų, irgi yra didžiulis stabdis, kuris gali būti metamas į ekonomiką, investuojamas, statomas ir būstas, ir komercija, ir investuojama į kitas rytis, biotechnologijas, IT ir panašiai, tikrai galim pavaryti šitoje vietoje, bet kažkaip niekam dėl to neskauda. Tai aš manau, kad čia geras kampas paliestas, tai kas politiko akimis, kas yra pagrindinis dalykas, kuris gerina gyvenimą Lietuvoje. Tai pirma, turbūt ne mažuma pasakytų verslas, kuria vertę ir dėl to Lietuvoje geriau gyventi. Antra, retas, kuris iškeltų į pirmą prioritetą ekonomiką kaip tokį. Bet visi pasakytų ES pinigai, kurie dažniausiai eina per viešasis investicijas. Ir ten jau tada kiti dalykai yra su leidimai, su viskuo. Kiek trinkelių išklota daug. Bet tai yra logiška, logiška, bet neprotinga, bet vis dėlto logiška, kad matydami, kad ten ateina pagrindinis gėris, visa koncentracija yra tai, kad laiku atsiskaityti, Briuselis turi būti patenkintas, mes vykdom viską šventai, kaip šventą raštą, mes savus verslus dusinam, kad tik tai visas taisyklės įvykdytum Briuselio, CPVA pavyzdys, kuris daug teismų yra dėl kažkokių menkniekių, bet prieš Briuselį nei vieno teismo neiškėlė, nors kitos šalys kelia. Sako, nepagrįsti reikalavimai, taisyklės, taip toliau. Aš nelinkiu to Lietuvai, bet vieną dieną vis tiek tai išsijungs. Ir tada mes atsisuksim ir suprasim, kas iš tikro generuoja vertę. Nes jeigu politikai galvoja, kad politikai jie generuoja vertę, tai jie turėtų PVM mokėti. Nes pridėtinės vertės mokestis, bet PVM jie nemoka. Aš galiu trumpai vieną repliką. Dar norėsim iš auditorijos šiek tiek suteikti. Vieną repliką pasakysiu. Vakar girdėjau tokį posakį, kad šiuo metu nauja vyriausybė bus žmonių vyriausybė. Bet aš nežinau, kada buvo verslo vyriausybė. Čia buvo su to posakiu, kad prieš tai visą laiką buvo verslo vyriausybė. Man asmeniškai, kur išvardinau iš tų 4 grupių verslo, netikiuosi, bet esant šitoj pirmoji grupėje, kur nepriklausomas verslas, aš nemačiau nei vienos vyriausybės, kuri būtų verslo vyriausybė. Profesionalų lyg ir turėjome dar. Gal auditorijoje turime klausimų, kas norėtų užduoti? Taip. Mikrofoną galite prinešti?
Neturim nešiojimų. Aš turiu repliką. Maždaug prieš 20 metų pacituosiu gyvuosius klasikus. Mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė, kai jinai buvo finansų, turbūt viceministrė, jeigu aš nesuklysiu, irgi tokioj darbo grupiai, sakė, kaip visada, visi argumentai, kodėl ko negalima padaryti, ir jis klausė, sako tiesiog, aš jūsų neklausiu, ko jūs negalit padaryti, aš jūsų klausiu, ką jūs galit padaryti. Ir jeigu mes kiekvienas va šito klausimo kasdien paklaustume, būtų šaunu. Ačiū Jums labai. Gal dar turėtume... Va kaip griūna biurokratija, girdit? Ką galime padaryti, taip. Tai iš tiesų galime eiti link apibendrinimo to tokio diskusijos. Mes kalbame apie tą proveržį ir atrodo kalbame, kad reikia gerų vadovų visų pirma, kurie tikrai norėtų daryti tą ir keltų strategiją, ir keltų konkrečius tikslus, kurie būtų ir įgyvendinami, bet ir keltų iššūkį juos įgyvendinti. Kalbame ir apie tai, kad reiktų mažiau įstatymų, mažiau tarpininkų tose įstatymuose, kurie leidžia susidaryti korupcijai. Ar yra kažkokia gal ir viena taisyklė, vienas principas, kuriuo dabar reikėtų tiesiai žiūrėti, kad mes galėtume matyti jau į tą teigiamą proveržį toje biurokratijoje? Kol kiti galvoja, aš gal dar pasidalinsiu viena mintimi ir idėja ir ta mūsų stiprybė, kurią mes turėtume kovojant su biurokratija. Mes čia teko dalyvauti dabar nesenai vienoje strateginėje sesijoje vienos organizacijos, kurios narys esu ir su valdyba ten strategavom, kuo mes esame išskirtiniai. Na, planai kaip šalis, ką mes galim pasiūlyti, kur mes čia turėtume šauti, kurias kryptis orientuotis. Ir visą laiką skambėdavo mintis, kad mūsų stiprybė yra lankstumas ir artumas, ne? Reiškia, per vieną skambutį, per vieną pažintį tu gali Lietuvoje bet ką pasiekti. To nėra nei Amerikoje, nei turbūt Vokietijoje ar kitur. Ta prasme, ten yra daug tarpininkų, kurie įvelia, užvelia, pasiima savo pinigus už tai ir panašiai. Mes konkuruoti pasaulyje galim savo šituo būtent greičiu. Maži, aršus, verslus, stiprus. Duokit mums galimybės tai daryti. Ta prasme, tai mūsų yra stiprybė, kurią reikia kažkaip visaip kultivuoti, viešinti, auginti. Galbūt mūsų startuoliai dabar tą, kurie jau kūrė 5+ % BVP, tą padės išsukti, nes jie tokie, statybų verslas toks atrodo kažkoks ukanotas, ne, ten kažkokie tai susitarimai, kažkas neaišku, ten visko. Startuoliai yra faini, jauni vienaragiai, tokie lakšto, bet čia po pievą, ne, žirgeliai su ragu ir Lietuvą garsina visame pasaulyje. Tai tenais tas labai jaučiasi, ne, tas sprogimas, augimas ir panašiai. Tai mes daugelės ryčių turbūt galim tai pasiekti, vertindami, kad būkim sąžiningi prie save, būkim greiti, būkim lankstus ir tada tas pasitikėjimas augs. Mums nereikia daug tų tarpininkavimų, mums nereikia daug tų, kaip sakom, čia advokatų, teisininkų, vaikščiotojų ir panašiai, kurių jau atsikratėm, nusipurtėm. Daug Dieve, gal ne visur, gal dar greit pasibaigs kai kur, bet tikrai teko matyti tą pilkąją, ukanotąją, sakykime, laikotarpį, dabar tikrai esame išsiveržę. Tai patikėkim tuo ir matyti tada tas proveržis įvyks. Evelina, ar galima kažkaip tai pačiose institucijose tą proveržį tada atnešti nelaukiant iš naujų Seimo narių, vyriausybių nuleidimų? Kaip padaryti tą pokytį? Čia galbūt atsakant į prieš tai jūsų keltą klausimą, kodėl mes reaguojam tik tada, kai yra krizė. Nes kai yra krizė, tai tada politikai supranta, kad dabar jiems reikia greito rezultato ir jie tada atsisuka į biurokratų, sako, duokit kokį nors pasiūlymą. Ir ką tada biurokratai daro, atsidaro savo stalčius su senais pasiūlymais, Bet tada yra politinė valia sakyti, gerai, darom, nes reikia greito rezultato. Pasme, tie visi sprendimai yra, tiesiog reikia įsiklausyti, ką tau sako protingi žmonės. Ten, žinokit, biurokratija yra daug protingų žmonių. Reikia jų klausytis ir tiesiog daryti tą. Vienas ir kitas toks yra, skamba labai nuobodžiai, bet labai mums reikia, tai, nežinau, pavadinkim tai teisės audito, teisės aktų audito. Tai yra, mes kuriam naujas taisyklės, nepasižiūrėdami, kad mes turim tiek daug seno šlamšto, kuris jau yra atgyvenęs ir jį tiesiog reikėtų panaikinti. Taip, tas receptas ir gal dar prie to pačio dar klausimas, ar apskritai biurokratija gali būti gera? Aš taip visai sąmoningai ir rimtai galiu tokią idėją kelt, kad efektyvi biurokratija gali būti šitos valstybės strategija. Turint omeny kontekstą ir dydį, ir geopolitiką, tai galėtų tapti skirtinumu. Kas galėtų padėti labiau, aš manau, čia Evelina, man atrodo, paminėjo kažkurioje vietoje pasitikėjimas. Ir aš sakyčiau, čia, lyderystės moksle, nesako, nuo ko prasideda tavo tobulėjimas.
nuo dalyko, kuris angliškai vadinasi self-awareness, ne? Kad tu save suvoki geriau ir tada gali tobulėti. Tai aš šitą pritaikyčiau ir mūsų valstybei. Ta prasme, mes turim save suvokti, kokiam brandos etape mes esam. Kai buvo 90-ieji, buvo vienas brandos etapas ir tikrai tie trečiojo pasaulio lygio įstatymai, kur kas neparašyta, to negalima, gerai buvo, ne? To gal ir reikėjo tuo metu. Šiandien mes esam visai kitoj vietoj ir turim suvokti save, kur mes esam tam, kad pakeisti savo požiūrį į pasitikėjimą, kaip pavyzdys. Ne? Taip, bus visada vienas kitas blogiukas, ne? Bet tai nereiškia, dėl to reikia parašyti visiems, kad to negalima. Tai gal reikia padirbti su institucija, kuri blogiukus gaudo, ne? Ir jiems pamotivuoti juos, kad juos išgaudytų tuos 2-3 blogiukus, ne? Jeigu jie suvoks, kad yra baudžiama, tai ir nustos tą daryti. Bet mes jau kaip valstybė savo brandos etape ir savo sėkmėje nusipelnėme didesnio pasitikėjimo savim, kiekvienam biurokratui, verslu ir verslo pasitikėjimo atitinkamai sistema, ne, viešojo sektorium. Ir turim paimti riziką, nes nieko nevyksta be rizikos. Ne? Nėra rizikos, nėra šampano, ne? Tai nieko nevyksta be rizikos. Reiškia, o gal čia nėra toks jau mirties ir gyvybės klausimas? Nu okei, gal ir bus vienas kitas atvejis, bet kiek bus geriau dėl to, kad mes labiau pasitikėsim. Taip, visiškai jau dabar pabaigai, ponia Dainiau, verslininko receptas, kaip biurokratijoje proveržį padaryti. Šiai dienai manyčiau, kad kažkas pasikeis, vadinkime, biurokratijos mažinimą, tai tikrai yra nerealu. Manau, kad šiuo metu pagal dabartinį pinigų kiekį, nes pinigų kiekis, laisvų pinigų kiekis, jis ne tik tai, kad nemažėja, jis didėja. Ir kai didėja pinigai, biurokratija irgi automatiškai didėja, nes tuos pinigus reikia suvalgyti kažkaip tais. Tai šiuo metu tikėtis nerealu yra, bet anksčiau ir vėliau, čia tik paantrinsiu, krizė, vis tiek finansinė krizė ateis ir manyčiau, tam tikras procentas tų perteklinių dalykų tikrai bus išmesta, atsisakyta ir bus sutvarkyta. Ir ne šiaip savo tos krizės iš tikrųjų ir būna tam, kad apsivalytume greičiausiai. Aišku, Lietuva 2008 metais, manyčiau, kad visoje Europoje įkrito į pačią giliausią duobę. Norėtųsi ir įkrito į giliausią duobę būtent viena iš priežasčių, todėl, kad mes buvom visiškai nepasiruošę tam ir labai gerai buvom nusiteikę ir jeigu mes apie tai negalvosim, tai gali būti, kad pakartosim tai. Tai palinkėsim gal, jeigu ir bus krizė, kad būtų jai pasiruošta ir palinkėsime institucijom kuo daugiau gerų vadovų, kurie norėtų to proveržio, norėtų pokyčio ir matyti visuomenėje visą tą pokytį, kad ir verslas galėtų lengviau su biurokratija tvarkytis ir mes visi. Tai ačiū labai diskusijoje dalyvavusiems, ačiū labai jums visiems, kurie atėjote ir klausėtės.